Jų atsakymas buvo labai lakoniškas, kas tokį šūdą skaitys. Prifotkinta bibių, aktų, nuogų moterų. Galiausiai mes naktį tiesiai užmygom, apsikabinę, rytą atsikėlus išvežiau ją į psichiatrinę ligoninę, prigeriu nulūžtų, atsikeliu rytą ir matau begalę notification. Bandymas suprast, kas su manim negerai, vienišas ir aplink prisidėjęs tokių sulūžusių kažkokių keistuolių. Sausis tuo metu buvo kaip dabar tie TikToko destruktyvūs degradai, kur, žinai, mes žiūrim jų laivus ir laukiam, kol jie kažkokią nesąmonę padarys, žinai. Pradėjau po truputį grimsti depresiją, viskas įvyko ne per vieną dieną, tai po truputį jauti, kad prasideda panikos atakos, jau lyg ir iš namų nebenori išeiti, žiūri, kad jau ir nebegali iš namų išeiti. Pradėjau užsakyti maistą į namus, daugiausiai ką darydavau, tai išeidavau šunį pavedžioti. Šalia toks buvo parkelis, aš jį vadinau bomžų parkeliu. Nemaža koncentracija buvo benamių, bet tokių vargšiukų, kažkokių išėjusių iš kalėjimų, buvo kažkokių šiaip nenusisekusių ir tokie visi per kažkokius ryšius vienas su kitu susiję. Liūba, peliukas, invalidė, jinai neturėjo abiejų kojų, tiesiog tokia tetulytė. Tokiam apleisto pastato pusrūsy gyveno benamių krūva ir kažkaip su jais ganėtinai nemažai bendraudavom. Ir galiausiai, žinai, nebepisi proto jam, tiesiog būni su jais, neaiškini kaip gyventi, nesigilini, kas kaip įvyko, nebandai padėti jam kažkaip per prievartą. Žodžiu, tiesiog būni. Dalinies, jeigu ten, ką žinau, nusipirkai kažkokį pyragą, tai išsineši kartais pavaišinti juos. Gyveni taip, kaip su kaimynais gyventų. Tuo metu kažkaip mažai bendravau su šeima, su žmonėm, bičiuliais, toks biškiai atsiribojęs buvo nuo visų. Taip pat jie tapo mano savotiška šeima ir aš atsimenu, kad niekur nevažiavau per Velykas. Ir pamenu, man atrodo, buvo sniego tuo metu. Tai aš tiesiog pasiėmiau vieną butelį, nuėjau į savo tą parkelį, 3 žingsniai nuo namų ir mes sėdėjom, tiesiog visi kartu geriam tą butelį ir tiesiog, žinai, ir tada žiūriu, aš juos galvoju, kad jūs šiandien esat mano šeima, žinai. Kad ir kokie jūs esat. Už paraštės, nepatikimi, prisišykę, prisidarę nesąmonių, tie žmonės, į kuriuos nesiremčiau gyvenime. Bet jūs šiandien esat mano šeima. Daugiausiai, ką aš galiu gauti iš jūsų. Tarp visų depresijų, panikos atakų ir panašiai susipynė toks bandymas suprast, kas su manim negerai, kad aš negaliu ten santykių normalių užmegzti, kas su manim negerai, kad aš nesielgiu kaip standartinis žmogus, kas su manim negerai, kad aš žvalgaus kažkur į praeitį ir skaudulius kažkokius. Tai tas tėvų santykių tema atrodė man labai... Buvau tame etape, kai galvojau, kad jie kalti dėl didžiosios dalies mano problemų. Va, jūs mane sulaužėt ir paleidote gyvenimą. Ir aš žiauriai kaltinau tuo metu juos. Kažkoks keistas dalykas, bet kai tu būnit kažkokiose šūdinose būsenose, natūraliai pradeda supti ir žmonės iš kažkokių keistų ar tai paraščių, ar irgi su problemom, kažkokiom depresijom ir panašiai. Aplinkui apsukau save tokiais lošiais, tokiais emociniais lošiais. Turėjau vieną gerą draugę, jinai buvo vienas didelis chaosas tuo metu. Draugavau su biču, kuris turėjo žmoną, dar ten įvairių sluoksnių ir pamenu, tas bičas man skambina, sako, ar gali nuvaryti iki jos, pasižiūrėti, kažkas labai labai blogai yra. Nubėgu iki jos, šiaip netai prisibeldžiu į duris ir buvau užsimetus porą LSD, kurios buvo radus šaldytuve ir stovėjo ant lango ir jau ruošęs šokt nuo jo. Bet kažkokiu būdu jinai įsileido mane ir supratau, kad turiu dabartinį jos būseną paversti good tripu. Žinai, kaip būna į idealą įvynioji vaiką ir vežioji jį po kambarį. Ta draugė įsisukau į idealą, vežioju po namus, neišvengia, kai vaikas. Šovėm konfeti, užsileido muziką, šokom, šokinėjom ant fotelių, lovų. Žodžiu, kai 2 maži vaikai darėm visiškas nesąmonės. Bandžiau iš jos tos blogos būsenos paversti į maksimaliai gerą. Galiausiai mes naktį tiesiai užmygom, apsikabinę ir rytą atsikėlus išvežiau ją į psichiatrinę ligoninę. Lankydavau ją pastoviai ten, prisiurbėjau jos irgi to viso šūdo. Praėjus porą mėnesių po jos grįžimo, vedžiojau šunį, pasiūliau jai prisijungti.
netoli Švento Stepono gatvės yra toks bromas, gali užlipti į viršų, ten ant kalno yra toks šunų vedžiojimo aikštelė ir ten dar supynė stovėjo tuo metu ir neatsisėdant tų supynių. Sako, blemba, bet koks gražus gyvenimas. Šitas jos pasakymas, žinant, kad žmogus norėjo nusižudyti prieš keletą mėnesių, aš priėmiau kaip ačiū, kaip dėkoju. Nuolat turėjau galybę moterų, susirašydavau ten per įvairias programėlės, susitinki, porą valandų parduodi save, jau žinai netgi tiksliai kokios temos, kokios istorijos važiuos, prigeriam, parūkom, pasidulkinam. Bet iš tikrųjų man reikėdavo ne to intimumo, o aš norėdavau, kad kažkas pasiliktų su manimi per naktį. Būtų, kai man chujovo, nes naktį man būdavo sunkiausia išbūti. Tos panikos atakos būdavo pačios stipriausios ir aš labai norėdavau, kad kažkas būtų su manim. Tuo metu ir supo benamiai, kažkokios keistos moteris, kažkokie žmonės su psichologiniam problemom, vienišas ir aplink prisidėjęs tokių sulūžusių kažkokių keistuolių. Prigeriu džeko su medum. Ne tai, kad geriu jį visada, gražiai girtėjau ir man labai patydavo ta būsena, ta tokia lengva išskridimo būsena, kur tu skrendi taip pakilęs. Išgėręs, bet negirtas, toks lengvai pakilęs. Stengdavausi ją palaikyti. Aišku, ją palaikyti yra sudėtinga, nes tu greitai nugrimsti, bet tuo metu rašiau daug, parašau, įdedu į internetą, tuo metu į Facebooką. Ten buvo didžiulė auditorija, ten buvo, 25 tūkstančiai žmonių ten susirinko, žiauriai greitai. Įdedu, nulūžtu, atsikeliu rytą ir matau begalį notificationų. Pusiau per miglą įsijungiu, patikrinu, ar nieko neįžeidžiau, kokio atviro žmogaus neįvardinau. Jeigu viskas semi okei, palieku, tegu stovi. Man svarbiausia buvo, kad nieko neįžeisti, kad jeigu jau kalbu apie kažką, tai užmaskuot maksimaliai tą žmogų, kad jisai nesuprastų. Bet žinai, buvo pats pirmas tekstas, tvarė tokia pana pas mane. Šiaip graži pana, viskas gerai su ja, bet jau nuo pirmo susitikimo jautės, kad jinai kažkokia įdomesnė biškį. Išgėrėm, pasakiau savo ten tą poros valandų kažkokią, žinai, pardaviminę kalbą, tada į lovą jinai sako, žiūrėk, aš galiu padeklamuoti tau eilių. Tuo metu buvo kaip kokiam surrealistiniam filme, galvoju, okei, kodėl tu tai darai? Aš klausiau, buvau tame filme, vaidinau tą antraplaninį aktorių. Pasibaigė eilėraščiai, jinai sako, aš dar turiu kitokių eilėraščių. Ir jinai pradėjo tokio kaip lietuviško folklorą, kaip lietuviškas kažkokias, sakykime, sutartinės. Jinai juos pradėjo deklamuoti man. Nedainuoti, bet deklamuoti. Tai va, ir kažkaip jinai tuo metu išėjo ir aš užrašiau šitą istoriją. Įdėjau, palikau plaukti. Ir jinai parašo man po poros dienų, sako, labas, tai tu tas Jobanas Ausis? Radau, man atsiuntė kažkas tekstą, kad čia blėda apie mane rašo čia. Tikrai aš save atpažįstu jame. Mes pradėjome apie tai kalbėti ir jinai jau tą patį vakarą sėdėjo pas mane ant sofos vėl su vynu ir jinai dažnai atvarydavo. Tai va, tai tos temos buvo tokie, žinai, one night standai, pyktis ant tėvų, pyktis ant praeivių, ant žmonių, ant draugų, kada Elė tave paliko. Tada šiaip daug tokios destruktyvių minčių, egzistencinių galbūt. Žinai, tie tekstai nebuvo, jie tokie galbūt stiprus savo literatūrinė prasme, bet jie buvo labai iš vidaus. Jie buvo visiškai taip, kaip jauties, taip ir išvemi. Žinai, dabar kartais pagalvoju, kad Sausis tuo metu buvo, tais 2015-2016 metais buvo kaip dabar tie TikToko destruktyvūs degradai, kur, žinai, mes žiūrim jų laivus ir laukiam, kol jie kažkokią nesąmonę padarė, žinai. Tik tai čia toks kažkoks literatūrinis personažas. Tai va, tai rašiau tos tekstus ir pagalvojau, kad žiauriai norėčiau išleisti knygą. Nežinojau, nuo ko pradėti. Tai parašiau keletui leidyklų, su klausimu galbūt jums įdomu būtų. Jų atsakymas buvo labai lakoniškas, kas tokį šūdą skaitys. Tuo metu kažkokį užgavo mano ego. Pliama, čia didelė auditorija ir jiem įdomu, jie skaito. Kodėl jie neturėtų skaityti popierinio formato?
Galiausiai su bičiuliu Matu dizaineriu sudėliojom knygą ir išleidom ją 500 vienetų tiražu. Toj knygoje sudėjom būtent tuos tekstus, apie kuriuos minėjau, tuos destruktyvius, pykčių pilnus, girtus tekstus. Susipažinau su tokiu Mindaugu Gabrėnu, fotografu. Jis paskaitė keletą tekstų ir sako, okei, naudokis ko nori, kas tau tinka iliustruoti šitiem tekstam. Tada kitas kertinis akmuo buvo, aš patiem bičiuliam, benamiam, išdalinau vienkartinius fotikus. Sakau, žiūrėkit, išfotkinat visą juostelę, aš jums duodu 5 eurus. Visi su dideliu entuziazmu priėmė šitą idėją ir kūrybai turbūt jiems patiko ir patiko tai, kad jie gali gauti pinigų už tai. Iš jų buvo tikrai gerų, nes, jie nešėsi savo bendruomenę, ten fotkino, yra nuotraukų, kur ten 2 benami bučiuojas. Tada trečias dėmuo buvo mano paties nuotraukos. Norėjau to tokio Terry Richardsono aštrumo, prifotkinta bibių, aktų, nuogų moterų laukuose, stajakų įvairių, papų. Ten nėra daug, ten man atrodo viena juostelė ir dar taip pagalvojau, kad aš tą juostelę ėjau išryškinti į kažkokį saloną. Turėjau labai nustebti, dėdė gavęs tokį paką, tokio porno saito turinio. Dizaineris mano Matas padarė tą didelį darbą ir neleido man naudoti viso to dumblo, neleido padaryti pornografiją tos visos knygos. Tai jis labai protingai atrinko tik tai, kas dar neperžengia tokių ribų ir ten tik paskanina visą šitą. Juodi tekstai, benamių fotkės, Mindaugo Gabrėno fotkės, mano šitas Terry Richardsono toks nupyzdintas amplua. Ir štai suklijavom knygą. Išleidau 500 knygų. Pradėjo tiesiog šluoti. Krenta, sukas, skaitliukas. Šitas visas procesas truko 2 paras ir 1 valandą. Tai žodžiu, 9 valandas užtruko parduoti visas knygas. Viskas, dingo. Tai žmonės, kurie nepaskubėjo nusipirkti, jie niekada ir nebegavo jos. Pažadėjau savo, kad neperleisiu tos knygos. Aš nesakau, kad jos neperleisiu niekada. Aš neperleisiu jos tiesiog, kad užsidirbi pinigų ir perleisiu nebent kaip kažkokį kolekcinį leidinį, kaip istoriją, gal kažkada po kažkiek laiko. Paskaitysiu kitoj knygoj, rašiau, kodėl aš nenoriu perleisti šitos knygos. Vis dažniau sulaukdavau klausimų apie knygą, aš jums nepatiksiu. 500 egzempliorių savo naujus namus atrado vos per 2 paras, tad nespėję įsigyti jautėsi nuskriausti ir nusivylę. Pakartotino leidimo nebus, kartojau interesantams, tačiau stiprią logiką, argumentuotos priežasties pateikti negebėjau. Rodos pasąmoningai žinojau, tačiau balsu dar nebuvau įsivardinęs, kodėl elgiuos būtent taip. Tada mane pasiekė mintis. Negali duoti daugiau nei turi pats. Juk medžioklės būrelio vadovo nekalbins veganišką gyvenimo būdą aprašantis žurnalas. Už pasvalio garažuose sulituoto televizoriaus mikroschemą meistras Juozas niekada negaus Nobelio premijos, o depresyvus gyvūnas neparašys knygos gebančios įkvėpti, išsikvėpusi ar pakelti parpuolusi. Pirmame leidinyje sudėjau slogiojo periodo tekstus. Žalojausi mintimis ir veiksmais, pykau ant šeimos, mėgavausi hedonizmu ir regėjau visą pasaulį susivienijantį prieš mane. Viešėjo ego, šaknis leido įsikalbėti aukos rolę. Galiausiai pasijaučiau taip, lyg visi skaitę kolektyviškai pasidalino tuometinį mano skausmą, tačiau nieko negavo mainais. Vien tik neigiamą energiją, vien tik gyjančių žaizdų draskymą. Pažadėjau turintis atiduoti duoklę, išpirkti indulgenciją, susimokėti skolą. Ir aš manau, kad aš ir toliau jums nepatiksiu, nes ši knyga taip ir liks 2016 išleistų kolekcinių leidinių.